Su Ineta ir Marija mes susitikinėjame čia, Brasa salone. Brasa, daugelis jūsų žinote dėl furnitūros. Rankenėlės, stalčiukai, dekliukai, bet einam, aš jums parodysiu, kame yra tikroji Brasa jėga. Einam Tomai, apsimetam, kad dabar einam pas mane į svečius. Čia yra tokia Hafel erdvė. Čia galima registruotis, čia jūs priimstų profesionalai, o dabar tipo aš parėjau namo, atsapt telefoną, spaudžiu, garderobas. Šviesa, einam, kas dar? Čia spaudžiu, svetainė, duris, atsidarė ir štai aš jau turiu televizorių. Bet dar čia yra daug visokių fintų, dabar trumpai, visokio daikčiukai. Sakt ranka tiesiog reguliuoju. Ta prasme, taip patogu, taip viskas seksi, tinka žodis. Labai modernu, lengva, bet esmė tokia. Čia ne mano namai, čia yra profesionalai, kurie jūs Hafel erdvėje gali pasitikti. Reikia tik registruotis. Aš einu, merginos laukia. Kol Ineta rašo dar kažkam žinutę, tu vis ten girdėsi vienausim. Skaitau Žydrą Baranauską, nes vienu žodžiu mūsų žiūrovė ir mano socialinio tinklo draugė parašė. Labutis, pakalbėkite apie savivertę. Kokią gerą temą, ne? Labai gerą temą. Kaip stiprinti pasitikėjimą savimi? Čia stipru. Apie savivertę apskritai galima, ar ne, kas sumenkina, bet kaip stiprinti, kaip ir patarimų tikisi Žydra. Visuose gyvenimo srityse ir neleisti kitų nuomoniai ar bjaurių elgesių tave nutildyti ar sumažinti. Kaip nepasimesti, būti stipriai, gebėti atsikirsti. Labai daug potemių pasiūlė Žydra. Ačiū Žydrai, girdėjai, ne? Dėkojame ir iš tikrųjų visi kiti irgi pasinaudokit progą. Jeigu turite idėją, parašykit mums. Apie savivertę. Brač, tikrai koks stiprus dalykas. Aš taip susimašiau gausti, kas galėtų mane tokia, reiškia, jau turinčią tą savivertę čia, kas galėtų numenkinti. Ir 1, 2, 3 ir yra, ta prasme, kartais užgaulus koks nors... Deja, kartais stipresnis žmogus šalia gali įtakoti savivertės sumažėjimą. Nežinau, žinai, kas yra stipresnis iš tikrųjų, čia dar toksai filosofinis klausimas. Tu teisi, tas, kuris mano akim turi tos pranašumus, kurių aš neturiu. Bet visai kažkokia neseniai buvo situacija tokia, kur su Aisčiu mes, kadangi dabar daug laiko praleidžiam kartu, aš pradėsiu tarti jūs su Aisčiu, kurdami savo filmą ir ta prasme ne vien tik tai kūrybiniais procesais užsiminėjom, bet ir apskritai kalbamės apie viską, apie gyvenimą ir filosofuojam daug. Tai buvo kažkokia situacija, kai dabar neprisiminsiu konkrečiai, kažkas labai sudirgino, kažkoksai labai isteriškas žmogus ir kažkoks labai... Ir tada galvojam, kada žmogus pasijaučiam, kam aš kažką negerai darai. Ir tada pradedi abejoti apskritai, ką darai. Suabejoji savo verte, savo pranašumų kažkokio, to gerąją prasme, kad tu esi vis tiek kažką, tu išmanai, tu žinai, kaip daryti. Ir kažkoks neprofas tau kažką gali pasakyti ir tave gali išmušti kaip profą, ta prasme, savo srity žinanti. Ir tada atėjo tas supratimas, kad tada, kas buvo pasakyta, aš visada, bet kokioje situacijoje pagalvoju, palauk, kodėl būtent tai mane kabina, nes kai manęs gali įžeisti, bet manęs, pavyzdžiui, neužkabins. Ir aš visada suprantu, kad kabina tik tai tada, kai pasako, įgarsina kitas žmogus tai, ką tu kiekvieną dieną mintise apie save varai. Ta prasme, tokį srautą ant savęs negatyviai. Man, pavyzdžiui, nepatinka, kaip aš būnu tokia nachalė, tokia... Ir prieš mane tokių nachalių 5 per savaitę. Ir aš galvoju, palauk, bet aš tai tokia nesu, nes aš nenoriu savo pripažinti, aš nenoriu tokia būti, aš stengiuosi save suvaldyti kiek įmanoma, viską kultūringai, taip diplomatiškai, viską taip žiūrėti, bet kartais tas užsispaudimas pastato prieš mane pavyzdinį variantą, kaip aš iš tikrųjų, ką aš esu užspaudus. Ir jeigu aš atpažįstu, ir dažniausiai taip ir būna, pavyzdžiui, būna kokia kasininkė, tokia persilėpus ir nelaiminga, o aš visą savaitę, paskui suprantu, kad visą savaitę panašiau bušėlai vaikščiau, ir jinai man rodo, kokia aš esu. Ir aišku, kad man tas nepatinka, nes aš nemėgstu tokia būti, man nefain yra save pamatyti, va taip.
Ir aš tokiuose situacijose sustoju. Tiesiog, kad tą švytuoklę neišleis, nes frazė. Čia galima ištaškyti visus namus, ta prasme, ne, išdaužyti daiktus ir visi kiti, ta prasme, galima tokį konfliktą pradėti. Bet jeigu aš laiku sustoju ir pagalvoju, kaip padėti, vat konkrečiai, ane, nu, čia filosofuoju, šneku, bet ką konkrečiai daryti? Erzina žmogus. Aš sėdu ir geriausia rašau. Aš turiu užrašyti, kaip iš vaiko pozicijos, kad vat, aš žinau, skundžios, koks tas žmogus yra. Bet patys šlykščiausi tokie, be sulaikymo, be kažkokio mandagumo, koks tas žmogus yra. Kažkoks toks pasipūtęs, kažkoks toks šlykštus. Kaip tu ant popieriaus perteiki tą mimiką Su emojiais. Tiesiog, suprantat, kam reikia ant popieriaus? Tam, kad ant popieriaus labai aiškiai matosi. Ir skaitau, ir matau. Ir tada, suprantu techniką, kaip tai veikia, taip, aš užrašiau tai, ką aš turiu. Negaliu pripažinti, ne. Ir tada aš galvoju, kada aš elgiuosi, kai aš esu pasipūtusi, kažkokia tokia šlykšti. Ir kai sakau šlykšti, aš konkrečiai turiu kažką omeny šlykšti. Vadinasi, aš atpažįstu savyje tą šlykštumą kažkokį. Ir kada aš elgiuosi, bet gali būti, kad aš atpažinsiu, kad aš elgiuosi ne su savim, kad aš elgiuosi ne su kitais šlykščiai, kaip tas žmogus su manim dabar elgiasi. Bet su savim? Bet su savim šlykščiai. Aš esu, pavyzdžiui, skrūdžas savo, aš neleidžiu, tavo gyvenime yra skrūdžas, kur tau sako, Aha, o kaip tai su saviverte? Nu, tai elementariausiai, jeigu tas žmogus mano savivertę sumenkina ir aš pradedu abejoti savim, aš tada iš karto čia yra pirmas tas lokatorius, atpažįsti savybę, kas įvardini ją ir bandai savy atrasti tą savybę, kur tu taip elgiesi. Ir kai supranti, kad aš esu copy-paste kaip tas žmogus. Bet ne dėl to, kad aš esu blogas žmogus, o dėl to, kad mano dabar gyvenime yra tos aplinkybės ir aš moku reaguoti tik tai šitaip. Aš šiuo momentu moku tik tai pykti, arba aš moku tik tai pulti. Bet klausyk, aš išgirdau, pavyzdžiui, atsakant į mūsų žiūrovės klausimą, kaip tą savivertę didinti, tai darbas su savim. Nebūtų to sugalvojus. Čia kalbu ne apie tobulinimosi kursus, čia būtų mano kitas patarimas, ne nuolat kažką lankyti, kažko mokytis, bet apskritai darbas su savim. Ta, ką dabar tu papasakoji, yra labai sąmoningo žmogaus elgesys. Bet aš tą išmokau visą laiką analizuoti. Su specialistu. Žinoma. Bet aš tai galvoju, kad reikia dar koncentruotis ne tik tai į, nu, čia mes labai kalbėjome apie tai, kad atpažįsti, iš aplinkos faktorių atpažįsti savyje, kažkokią tai refleksiją. Bet man atrodo, kad tas darbas su savimi gali būti nebūtinai per kažkokių tai negatyvių elementų šalinimą, bet galbūt koncentravimas į pozityvius elementus. Na, pavyzdžiui, tikrai, manęs dažnai žmonės klausia, kodėl aš, pavyzdžiui, taip gerai jaučiuosi savo kūne, kaip taip maždaug Lietuvoje apskritai priimta galvoti, kad kaip tai neįmanoma, galima jaustis gerai. Taip, bet iš tikrųjų čia ne bairis. Ta prasme, Lietuvoje tikrai yra rimtas įsitikinimas, kad aš esu su kažkokia tai kaukė, nes tariamai žmogus negali būti laimingas savo kūne, jeigu tas kūnas netitinka vėlgi tariamų kažkokio tai įsivaizdavimo standartų. Ir tada, jeigu, kas mane pažįsta ilgiau arba seka, nežinau, labiau kaip aš, arba trumpiau, tada, ta prasme, įsitikina, kad iš tikrųjų, kad tai yra realu, kad aš iš tikrųjų galiu gerai jaustis. Ir tada atsiranda klausimas, kodėl, kaip tau tai pavyksta. Ir aš tada žiūriu atgal į savo gyvenimą ir ypatingai startuoju tik nuo paauglystės, kada tu esi jautriausias aplinkai, aplinkinių nuomonė ir taip toliau. Ir aš labai gerai atsimenu tą periodą savo gyvenimo, dėl to, kad aš tikrai buvau stambesnė negu mano klasės mergaitės, merginos ir jos brendo gerokai anksčiau, buvo moteriškesnės ir taip toliau. Ir aš atsimenu, aš žiūrėdavau jos ir galvodavau, gerai, čia jos kažkaip ima kaip stipriąją kortą, tą savo, ta prasme, išorinį pasaulį, kad jis yra, tariamai kažkoks tai viena koja priekyje. Ir aš tada galvojau, kaip man, ta prasme, kaip man dėl to neliūdėti ir neišgyventi dėl to, kokiu būdu. Ir aš tada atsimenu, kad aš tiesiog natūraliai priėmiau sprendimą. Bet palaukit, o kas yra mano privalumai? Kur aš žinau, kur yra mano privalumai? Ir aš galvoju, o kur yra jų silpnybės? Ir tada aš iš tikrųjų, tikrai pradėjau visų pirma stebėti kitus, o tada žiūrėti į save. Ir aš žiūriu,
jos visai nesigaudo, pavyzdžiui, aš bendravau su berniukais, nes aš galėjau juos suprasti. Ir žiūriu, jos visai nesigaudo. Jos reikaluose. Bet iš to, ką aš girdžiu, žinok, tu vis tiek jau turėjai tą savivertę, nes tu nepuoliai kompleksuoti, o puoliai ieškuoti savo privalumų. Taip, bet Kaimas išlindo. Tau skambina, neapsivardžiuok. Negaliu dabar kalbėti. Bet aš tą Renk iki pusės. Čia džinglas buvo. Bet aš tą praktiką naudoju ir dabar, ir suaugusiam gyvenime. Jeigu aš atsirandu kažkokioje tai situacijoje gyvenime, kur aš jaučiuosi silpnesnė, nes taip yra, nėra taip, kad aš jau čia visur, ir jau čia, kaip sakant, šuoju viską po kojom. Yra kažkokios tai situacijos, kur aš jaučiuosi silpnesnė ir tada aš goju, čia yra mano silpnesnė pusė. Bet kas yra mano privalumas va šitoje aplinkybėje, šitoj terpėje? Kuo aš esu stipresnė už kitus? Ko tu išmokai tai? Negaliu atsakyti, manau, kad turbūt vis tiek iš šeimos. Tai vienareikšmiškai, mano šeimą iš karto galim susiaurinti iki mano mamos, su kuria, ta prasme, mano ryšys visą laiką buvo stipriausias. Ir ta prasme, ir aš nepasakyčiau, kad man kada nors įvardino tai kaip pamoką tokio gyvenimo. Jis rodė savo pavyzdį. Taip. Jinai pati taip gyveno ir tu išmokai iš jos. Taip pat. Ir aš labai stengiuosi perduoti tą žinutę. Ir tai yra ne tik tokios gilios. Išmokai iš tos mamos, kaip jinai savo pavyzdžių auklėjo ir tave išmokino. Ne? Tu nusikopinai ir tau šitas dalykas labai padėjo. Bet tai kopijuokit nuo manęs dabar. Bet aš noriu pasakyti, kad šitą dalyką reikia nekopijuoti, kaip pas tave yra programa tėvų, kur tave lupa ir ten tu esi niekas. Sunku kopijuoti sėkmingus žmonės. Bet kaip galima tą padaryti? Čia vėl darbas su savim. Kaip galima padaryti? Keisti. Jeigu, sakykime, kad bent jau pirminiai galima apskritai suprasti, kaip visas šitas mechanizmas veikia. Jeigu aš turiu pamoką, šiuo atveju ne tokią pozityvę, ne, kur tave palaiko, bet jeigu aš turiu negatyvę ir aš išmokstu nepasitikėti savim iš tėvų, nes tarkim, tėvas ar mama tave žemina iš savo nepasitikėjimo. Ir arba nuolat kartoja, tu netvarkinga, tu negraži, kur tu eisi tokia stora. Bet dėl to, kad tiesiog tėvai... Tau baletas, kad tu juokauji. Pasitikintis savim žmogus, tėtis ar mama niekada ant savo vaikų šitaip nedarys. Pasitikintis. Be abejo, čia viskas. Taip, čia nevarės ratas. Ant vaiko. Bet net nereikia ant vaiko. Taip. Nereikia net ant vaiko. Ant kito žmogaus bet kurio. Mes, pavyzdžiui, mes kaip visuomenė, mes pirmą esam žiauriai savikritiški ir užsiemam saviplaką nuolat. Bet ne tik. Mes esam siaubingai kritiški kitiems. Ir tai yra nepaprastai susiję. Mes žiūrim kitą žmogų. Jau nebereikėtų to valgyti. Nesuprantu, apie ką kalbi rimtai. Aš iš kitos planetos. Galiu nepabaigti tą, bet jeigu yra vienas pavyzdys, kaip žmogus išmoksta gero pavyzdžio, to tokio pozityvaus, kur padeda. Ir jeigu tu išmoksti blogą pavyzdį ir sėdės ir savo, žinai, sofutį, klausosi mūsų ir galvoju, gerai, jom kalbėti. Tokią mamą turėjai, ta prasme, aš neturėjau tokios, ne? Ir aš turiu kitokią patirtį. Bet jeigu aš turėjau supratimą, kad tą kitokią patirtį ir kitokį išmokimą, kitokią pamoką, aš išmokau iš to, nes mane plakė tą. Bet dabartiniam pasaulyje ir dabartiniam savo amžiuje, aš kai esu suaugus moteris, aš savim vis dėlto nepasitikiu ir savim netikiu, tai aš jaučiu, kad aš blogai jaučiuosi. Vien šitas supratimas, kad tu jau išmokai. Jau yra wow. Jau yra wow. Tai yra visų pirmas žingsnis į tą pokytį. Kaip tai toliau keisti, tu supranti, kad per tą nepasitikėjimą vaikystėje, kai tave visaip smugdė, tu išmokai kitų labai labai gerų dalykų. Pavyzdžiui, būti stipresniam prieš savo draugus, būti labiau pasitikinčiam, nes tada tu sugebi būti netgi agresyvus, reiškiasi drąsus. Daug labai pozityvių dalykų aš gavau iš to. Jeigu mane plaka namuose, aš esu kitur kaip tankas, maištauju, aš moku maištauti, aš esu drąsus. Ir suprasti, ištraukti savybės, kurias tu gauni iš tos negatyvios patirties. Bet ir vėl tu pasakoji tokį gan sėkmingą variantą, nes daug užguitų vaikų po to yra užguiti tiesiog žmonės, visiškai intravertai. Ne, aš kalbu tik tais apie tos, kas dabar klausėsi ir suprato, apie ką aš kalbu. Man atrodo, kad klausėsi ir nesuprato, apie ką kalbu. Atsiprašau. Nes aš žinau daug užguitų vaikystėje vaikų, kurie pat tapo intravertais žmonėms suaugę, nes tu kalbėjai gan sėkmingą variantą, kurį išmoko maištauti. Aš neku kaip transformuoti tą nesėkmingą variantą.
Aš manau, nauda. Jeigu tu jį apčiuopi. Tai bet tai, jeigu sakau, supranti, apie ką dabar kalbu, kad netgi negatyvi patirtis tau duoda labai, tu sustvirtėjai, tu tampi kažkoks drąsesnis. Ane? Aš taip užvasta, kad ne visi. Už save. Ne visi. Ir kai tu išmoksti pakovoti už save, nes tu tenais turėjai pastoviai išegzistuoti, būti, save kažkaip įtvirtinti. Tai įsivaizduoji, kiek tu įgavai galios savy. Tai ar, pavyzdžiui, norėtum, ar sutiktum, kad visa visatos gali, visi pozityvus nusteikimas, tau būtų toks įdėgymas atliktas, kad tu gali būti drąsus, gali būti pasitikintis savim, gali būti nuostabiai nusteikęs kiekvieną dieną be poreikio patirti va šitas visas nuoskaudas. Ir tada ateina ir atleidimas tėvam, ir netgi padėkojimas tėvam už tai, kokie jie buvo, dėl to, kad aš išmokau būti toks. Ir dabar ačiū už šitas pamokas, jos yra užbaigtos ir dabar aš galiu pradėti gyventi be nuoskaudų, eiti toliau, nesiverkšniuoti dėl to, kad mano mamytė, mano tėvelis buvo toksai, o tiesiog atsistoti savo kelią. Ne, ta čia vėl darbai su savim, tai yra žmonių, kurie už vėžį arba alkoholizmą dėkoja. Nu, tai yra taip, čia darbas su savim. Bet tai nėra tik iš šeimos. Žmonės patiria tas traumas ir taip toliau visą gyvenimą ir iš visuomenės, iš aplinkos. Tai nėra tik tai, kad mes turim kažkokią tai vaikystės tenais atsineštą bagažą. Visų pirma, tai yra bazė. Iš vaikystės atsineši dalykai yra bazė. O visą kitą mes jau renkam. Mes renkam lygiai taip pat, turėdami vieną patirtį, renkam vienus dalykus. Matyt, gaudami kažkokį šūdą, mes matom šūdus aplinkui. Gaudami ten kažkokius gerus patirtis, mes matom tik tai gerus dalykus. Ne, bet čia yra požiūrio klausimas, tai vienareikšmiškai. Čia, kaip sakant, stiklinė pusiau pilna arba pusiau tuščia. Kaip tu pats... Bet suprantat, kaip neišgirta kažkas. Ne, aš labai klausausi ir man labai įdomu tada. Kiek išgirdom, tiek išgirdom. Na, iš tikrųjų, gan sunku. Nes, na, ta prasme, tas darbas su savim gerai, kad priminė. Dabar artėja Kalėdos, artėja nauji metai, tai ko gero aš duodu savo žodį. Dar nesakau, duodu jums žodį, bet duodu savo žodį. Vis tik kitais metais dar kažkur patobulėti, kažko pasimokyti, kad aš augčiau, ir iš to mokytojo, aš labai atsargiai rinksiuos mokytojo, nes mokymų yra įvairiausių, dabar kai kurie patys pramoksta ir jau mokina kitus, nes geros babkės. Bet jeigu mokytojas pats pažengęs, kaip esu pasakojusi apie Reiki meistrą, kuris save pakėlė iš neįgaliųjų vežimėlio, tai aš juo tikiu. Nu, ta prasme, aš juo tikiu, jisai pats pakėlė save. Tai va, tai jeigu išsirinkus gerą mokytoją, truputėlį dar padirbti su intuicija, su energijom, tai va, tikrai užsinorėjau tavęs klausydama, truputėlį padirbėti dar su savim, kažkame patobulėti. Aš be šito negaliu, žinokit, aš... Naujametinis pažadas. Aš einu iš tikrųjų visą laiką gyvenu diena iš dienos ir aš suprantu, kad aš jau pradedu jau stoti ir aš paraleliai turiu visą laiką šitą prie savo profesijos, prie savo įprastos veiklos, prie savo mamiškų pareigų, turiu labai skirti savo laiko ir nenoriu kapstyti dalykus, kurie man gali būti labai nemalonus, labai nefaini, bet kokią aš krūvį nusimetu, kai aš tą terapiją atlieku arba aš kažkokią meditaciją patiriu, kai aš skiriu savo, investuoju savo Pamiršau vardą. Savo augimą. Žydra. Va, atsakant į Žydros klausimą, kaip... Ar tu susirašinėjai? Ne, jo, susirašinėjai. Kaip stiprinti pasitikėjimą savimi, tai va, lenkiu pirštus, mes ne profesionalės psichologės, bet kaip stiprinti, ne kaučerės, bet kaip stiprinti, dirbti su savim įvairiausiam metodikom, ar ne? Toliau, kreiptis į kitus, aš taip galvoju, kažkame tobulėti, ar ne? Kažkame tobulėti. Kas dar būtų? Laikytis pažadų. Pasitikėjimas savimi. Nu, iš tikrųjų, ateina nauji metai, aš eisiu į sporto salę, aš numesiu 10 kilų. Aš nebevėluosiu, aš tą išsiugdžiau. Kaip man suteikė pasitikėjimo savimi, maža detalė, kad aš per visus metus, kai aš niekam garsiai nešnekėjau apie tai, nes tai buvo baisi yda visoje šeimoje, kurioje aš gimiau, ta pati yda, ir tokia pati yda šeimoje, kurią aš sukūriau, vėluoti. Ir kai aš tą apčiuopiau, ir tą apčiuopti man reikėjo vieno draugo replikos. Jinai buvo net ne man taikyta, bet, tu prasme, kokia nepagarba yra vėluoti, buvo prie stalo pasakyta. Turbūt mūsų šeimai buvo taikyta, bet... Ir praėjo gal porą metų ir man tas buvo galvoje. Nu, vienu žodžiu, aš savo tyliai pagalvoju, Asta, susiim, pamėgink. Tu prasme, tai yra be šansų, bet pamėgink. Ir aš per visus metus tik porą kartų kažkur pavėlavau, dėl labai rimtų aplinkybių kažkokių. Kiek man tai suteikė pasitikėjimo savimi. Aš padariau.
tą mažą žingsniuką. Ir dabar ta savybė ir toliau yra, jinai truputėlį apleidau, reikia vėl susimti, bet jau lengviau yra susijimti ir įdėkti kažką naujo, ne, į programėlę. Bet čia ir yra, čia yra iš principo tobulėjimas nuo metų. Teisingai. Investicijos į save, tai gali būti, aš manau, kad didžiausia investicija, kokią galima žmogus daryti, net ir tiesioginė prasme, tai yra investuoti į save kažkokius tai tobulinimosi kursus, nebūtinai tik apie dvasinį pasaulį, bet net ir apie žinias, ta prasme, kažką tai sužinoti naujo, išmokti. Ir ta prasme, tobulėti, nenustoti tobulėti, nenustoti svajoti, norėti, ta prasme, būti alkanam gyvenimui. Ir, ta prasme, ir tas vienareikšmiškai prisideda prie tavo savivertės. Nes tu nestovi vietoje, ta prasme, tu ne kažkai sustoti, stovintis vanduo yra blogiausia. Taip, o jeigu tu judi, jeigu tu nesustoji, jeigu tu svajoji, jeigu tu sieki tikslų, jeigu tu susikuri naujus tikslus. Man labai patiko kažkada tai viena mintis, kad jeigu mes visada siektume tų pačių tikslų, tai mes amžinai žaistume smėlio dėžėje. Dėl to, kad jeigu mūsų svajonės būtų visą laiką tokios pačios, bet josgi keičiasi, mes keičiamės kaip žmogus, mes bręstam, keičiasi mūsų tikslai, tai vat nenustoti svajoti. Ir aš atsimenu, šitas dalykas mano gyvenime buvo nepaprastai svarbus prieš daugybę metų. Aš turėjau santykius ir mano širdies draugas tą akimirką vieną kartą man sako, žinai, aš visą gyvenimą svajojau turėti savo verslą, turėti Porsche automobilį ir turėti, žodžiu, būstą prie jūros. Sako, aš viską turiu, man nieko daugiau nebereikia. Ir aš tada atsimenu, aš žiūriu ir aš supratau, mūsų santykiai nepavyks. Ta prasme, aš iš karto... Ne tos svajonės? Tiesiog jis nebeturi svajonių. Svajonės, niekas neturi blogų svajonių. Aš jokiais būdais niekada gyvenime nedrįščiau kištis į žmogaus svajonių turinį. Ne tame esmė. Problema yra neturėti svajonių. Ir aš tada supratau, kad kai jis pasakė, kad jis viską savo gyvenime nuveikė ir dar tie dalykai tokie materialūs. Ir ta prasme, ir tokia, paisičia mašina. Ir ta prasme, ir aš tada pagalvojau, viskas. Tai buvo kertinis lūžis, nes čia mes nesutampam, iš principo, esminė prasme, kaip pora. Nes man atrodo, kad žmogus turi visą gyvenimą svajoti, jisai turi, tie tikslai keisis, svajonės keisis, viskas keisis ir visai nesvarbu apie ką, svarbu nevaržyti savęs svajoti ir tada atsiranda tas tobulėjimas, tada atsiranda kažkoks judėjimas į priekį, tu esi tekanti upė ir tada tu turi visiškai kitą potencialą. Dabar galvoju, kokia mano, rimtai užvedė taip ant temos, aš dabar galvoju, kokia mano svajonė, kokia mano svajonė. Balsas, kai kalba apie svajonės, pasidarė toks švelnus, nebečaižus, nebereikia. Kaip ta tekanti upė, Taip, ir taip gražiai skamba. Ir aš sugalvojau, kad mano didžiausia svajonė, ačiū, kad būti laisva. Girdit, mergos? Prašau, kalėdų. Mano didžiausia būti... O, tai taip atrodo. Tai išsiskirk tada. Ne apie tai. Aš, jeigu ką išsiskyrus vieną kartą, aš apie visišką vidinę laisvę. Apie visišką vidinę laisvę. Kokia tai būtų siekiamybė. Nes aš ieškojau žodžio, kokia aš noriu būti. Ir kaip radau žodį laisva, į tai viskas. Ir pagarba kitam, ir kito paisimas, ir darbo turėjimas, ir finansinė laisvė, ir dvasinė laisvė, ir bet kokių įpročių valdymas. Ir ta prasme, viso gyvenimo siekiamybė yra būti absoliučioj vidiniai laisvei. Wow. Aš rašydama vieną tokį išrašymą svajonių, kadangi dirbau tuo metu su viena kaučerė ir buvo tokia užduotis, vadinasi žaidimas. Ir žaidimą tu turi išrašyti. Išrašyti jau tą savo gyvenimą, savo tą kaip ir personažą tokį, jau kaip yra. Jau kaip jau čia bus. Jau yra. Aš esu taip, aš gyvenu taip, aš jaučiuosi taip. Jinai perskaito, sako, Kas ten buvo ne taip? Korekčiuojam. Kas ten buvo ne taip? Daug dalykų, labai daug dalykų ir galiausiai nuėjo visas rezultatas iki vieno sakinio. Iš tos viso rašinėlio. O ten buvo prirašyta jau ten ir atrodo jau taip teisingai, ten aš esu jau, aš ten, žinai, esamuoju laiku, jau ten visos tos taisyklės svajojimų, kaip teisingai svajoti ir viską. Visos paklodės išrašytos pasibaigė vienu sakiniu. Priminė, greit papasakosiu. Jeigu bus... Nori išgirsti, koks buvo vienas sakinys? Nesakysi. Aš tikrai galvoju, nesakysi, galvoju, neklausiu. Atsiprašau, net galvoju, čia per intimų galvoju. Dėl to ir pasakoju. Vienas sakinys buvo. Aš kvėpuoju pilna krūtinė.
Ir viskas į tą... Niekas nebeužspausta, absoliučiai niekas laisvė. Taip, jo, tai va čia tas galbūt dėl to aš prisiminiau. Ai, atsiprašau, aš galvoju, tai tikrai per intimų bus ir tu nepasakosi. Bet tu irgi papasakoji apie užduotį, kuri davė kažkokią mokymų vadovę. Tiesiog ėjau, man reikėjo mokytojo, nes aš jaučiausi blogai, norėjau, kad būtų gerai. Va, tai viena mano grožio procedūrų specialistė, pas kurią vaikščiau daugybę metų, dėl to mes tokios draugės pasidarėm, labai patviraujam per tą procedūrą, spėjom viską aptarti, viską nuo intimiausio iki buities. Tai, nes aš žinau tų įvairiausių mokymų, ar ne, kaip aš čia sakiau pradžioje, bet taip reikia tą mokytoją išsirinkti, bet ji man yra pavyzdys. Ji reiškia darė tą labai paprastą dalyką, aplikaciją iš žurnalo, aš esu darius tą dailės terapijoje irgi. Aplikacija iš žurnalų. Ačiū, koliažą pasidarė. Svajonių lenta. Tai žinau, viskas. Aš pirmą tokį matau atvejį gyvenime. Ten buvo rūbų spinta, kurį norėjo išmokti tvarkingai, viską išmesti ir pasidaryti. Čia man, pažiūrėjau, labai aktu. Toliau, reiškia, norėjo kažkokios sodybos, kažkokie tai mokymai, kažkoks su vaikais. Viską per metus padarė. Viską padarė per metus, bet toliau ėjo pas tą mokytoją ir sakė tas punktas, ką jau padaryti dėl to punkto, ką padaryti dėl to punkto, ką padaryti dėl to punkto, kol per metus spėjo visus punktus susitvarkyti. Įsivaizduot, tai gali disciplinuotam žmogui, o jinai labai disciplinuota, tai gali suveikti. Aš tai prikoležuosiu kiekvienais metais. Ne, bet iš tikrųjų tai to pasiekti. Koliažais labai tikiu, mano viena draugė darė ir jinai rodė. Ta prasme, ten net mes buvom dviese tam koliaže. Jūs ta draugė? Taip, ir geras. Ir jinai atrado į seną jau ten prieš kažkiek laiko ir aš prisimenu, kaip jinai man pasakojo apie tai. Ir mes net ir Italiją dviese nuvykom, kur mes buvom pamiršusios, kad čia tas koliažo dalis. Taip, apie pasitikėjimą, kur dar vienas dalykas priminėte šitą žiūrovę, šitą temą. Geras. Pas mane, aš atėjus svečius toks draugas, aš turiu tokią draugą, kuris domisi ir joga, ir mankštom, ir visokiam psichologijom, viską nors naujo mėgina. Ir jis pamato, pas mane stovi, tokio dydžio, kažkada buvo stotelėse, mano atvaizdas, aš kramtomas buvo, ne, ten buvo plaukų dažų reklama. Nors ten labai gražiai, jauna ir labai gražiai ir labai didelė. Ir aš tą dalyką ta nuotrauka labai didelė. Ir aš tą dalyką esu išsisaugojusi, galvoju, kodėl aš turiu išmesti savo jaunystės tokį, žinai, ir taip atremta į sieną, ir ten uždėta šiukšlių dėžė atremta, visokie apdovanojimai, atremta daug daiktų ir ten lenda tik manęs gabalas. Ir jis taip pažiūrėjo mane ir sako, aha, tu apie savivertę mes ten irgi diskutavom. Sako, tau pirma užduotis, šitą daiktą išsitraukiu, gražiai įsirėmedi ir ant pagrindinės sienos, kad tu kasdien save matytum. Taip pagalvoju. Va, dar nepadariau. Tai tiesiog dar nepadariau. Ne. Tai šiandien yra ta diena, nelauk man toks įsivišimas tarp savimylos, ta prasme, pasikabinti save ant sienos tokio dydžio. Ne, aš, pavyzdžiui, turiu tokį savo vietą, namuose tokį kaip altorėlį, kaip tokia, vadinama vieta, kur tu dedi tokius visokiausius. Aš irgi turiu tokią palangę. Žinai, visokius kristalus. Mes žinoma, altorėlį. Ir iš jų pasakau. Inetos papročiai. Rubrika. Tai. Žiūrėk, ką, tu ten moteris, rašykite papeikimus visokius ir kažkokius laiškus, kur, pavyzdžiui, jūs prieštaraujat, kad būtų taip skaudinamas tas Julytės su savo papročiais. Kas čia vadinasi? Raustinimas. Raustinimas čia aš. Gerai, Ineta, o tai ką tu dedi tą altorėlį ir savo nuotrauką? Ten yra mano nemažai nuotraukų. Ne viena. O, geras. Aha, nesugalvočiau. Yra nuotraukų, kur, pavyzdžiui, labai gražios mano kojos užtreniruotos. Ta prasme, kojos įsidėjai? Ne kojos, visas mano kūnas. Bet ten aš koncentruoju savo fokusą į kojas, nes visos moterys žinom, kaip tas leškas yra nepaprastai ištreniruoti. Ten viskas. Žinom, nes jos neištreniruotos. Tai va būtent, suprantat, ten kaupiasi visokios garbanos, ten yra šakės. Tai garbanotas žmogus. Tai, pavyzdžiui, man kartais padeda, tai man žiūrėti. Nesprantu toj kojai. Kas? Tau dar nesikaupia. Garbanos būna kaupia, žinai, tu tą. Man ir nesikaups, nes mano požiūris yra kitoks. Aš esu laiminga savo kūne. Aš laiminga, kai man gražu. Man gražu? Man patinka, kai taip yra skeltukas ir yra, pavyzdžiui, ne celulito gabalas išdirbęs, o toksai eina toksai gražus, toksai šešėliukas. Ar jūs matėte, kad negali patikėti? Fotosesijai taip pasididinu ir galvoju. Bet panik, Ineta negali patikėti, kad man gražu yra mano, kaip sakant, kokios yra tos kojos. Aš tai nesakiau, kad aš negaliu patikėti. Bet tu sakei, nes aš sakiau, kad man yra puiku, man viskas amazing. Tu sakai, bet tau patinka, kai gražu. O man patinka.
tu sakai, o man patinka, kai neliolitas, o aš sakau, o man patinka, kai gražu. Tai tu pati su savim konfliktuoji. Ne, aš tiesiog pasakoju, dalinuosi šitą nuostabią akimirką. Gerai, o žodis o, tai reiškia tau jau prieštarauju. Dievaži, kalbam apie svajonės, bet tokia graži tema. Mes pakalbėjom apie kaip padidinti savo savivertę, padrikai, bet pakalbėjom, apie svajonės pakalbėjom, ką jūs čia laikote rankose, man labai Aš tai negaliu pareikti. Taip, aš papasakosiu, čia yra mūsų mylimieji partneriai, kurių dėka įvyksta šitą laidą ir kurių dėka jūs galite klausyti mūsų atidaravimų, pasipasakojimų. Tai yra Amour Devil. Mėginukai, kvapų. Jie turi įvairiausių. Tai palaukit, jūs apie žvakės pasakojate, apie namų kvapus pasakojate, ir aš jau išmėginau, bet dar yra ir kvepalai. Aš pasakau, aš jums sakiau, kad aš kvepinuosi vien tik jais dabar. Jinai iš vis dabar alpsta, jinai yra užkerėta, kadangi aš jau seniau juos pažįstu. Tai aš jau žinau, kuri labiau, aš žinau visus kvapus, žinau, kaip jie ilgai laikosi ir kokie jie yra ypatingi, ta prasme, jie tikrai yra išskirtiniai. Ir galima užsisakyti tokį galima užsisakyti mėginukų. Pavyzdžiui, mes nežinom, nepauostysim pagal aprašymą, galima spėlioti, bet jeigu norit pasiuostyti, galite užsisakyti mėginukų už tai. Mano kvapas, aš jums galiu pasakyti, kurį aš pasakysiu savo kvapą irgi. Mano yra Forever Not Yours. Forever, pasakė ištekėjus ką tik moteris. Tai čia visiems kitiems bus Forever Not. Taip, absoliučiai. Ką? Čia. Visiems kitiems. Bet jėga, man kaip gražu, visas šitas. Forever Not Yours. Forever Not Yours. Čia kaip aš Turkijoje sakau, kaip aš sakau Turkijoje very married. Taip su, ar ne? I'm very married. Galiu čia purkšti, ar čia atiduoti? Gali purkšti. Valiu. Red Moonlight Touch. Bet pavadinimai, sakyčiau, labai jausmingi. Labai. Bet klausykit, bet mes čia dabar viską bandom, bet tai gal mes norim pasidovanoti, pavyzdžiui, dovaną. Žinau, kad šiandien mes galime pasidovanoti. Aš labai laukiu šitą momentą. O kas dovanos, aš tai nežinau. Amour Devil mums paruošė dovanėlės, kurias mes pasidovanojame viena kitai, staigmenas, ir net aš nežinau, kas tenais viduje. Nu, aš sėdžiu ir laukiu. Taigi tiesiai prie tavęs, aš negaliu net. Ne. Į netą. O tu nežinai, taip. Nieko nežinau, ką imti. Nieko tikrai nedrasnu, ne? Ne, man drąsu, bet aš nežinau, ką galima imti iš tos lentynos. Gerai, dabar žiūrėkit, pajauskim, gerai? Pajauskim, kuri žvakė yra kieno. Čia ne. Tai jau žinom, kad žvakė žinom, ar... Tai reiškia, nežino. Tu žinojai? Gerai, iš naujo, gerai? Gerai, dabar pajauskim, kieno dovana yra kieno. Aš iš karto žinau. Man šitą. Brač. Tu šitą, aš tavo paėmiau? Viskas reiškia mano šitą. Ne, čia mano, Jėzus, atsimėšiau. Na, dabar aš atėsiu šitą. Hop. Ačiū. Mes, klausykit, mes taip atrodom, aš dabar pagalvoju, mes begėdiškai atrodom prieš žiūrovės. Mes gaunam tas dovanas. Ai, kaip man pasitikė. Labiau negu man? Tada atiduok atgal. Ačiū labai. Ai, kas čia. O, ta prasme rimtai, aš kvepalus gavau. Wow, kokia puotė, bet ta prasme tikrai, čia tiek yra įdėta pastangų, tiek yra auksų apiberta viskas. Kaip čia gražu. Ačiū. Eina savo, o juodosios nuodėmės avenijų. Rimtai? Aškis. Oi. Taip, o jeigu jūs norit irgi suteikti tokią nuostabią dovaną savo artimiesiems, tai būtinai parašykite pirkdami, kad tai yra dovana, gausit nuostabią pakuotę, o apskritai pirkdami daugiau negu už 49 eurus. Ir parašę mūsų laidos kodą Lusirenk, gausite dar ir dovaną prabangų losjoną, jos jau turi, už tai nesiklauso. Šynai kažkokie. Kažvilus ten lenda, tokia paslaptis išlenda. Pažiūrėk, pradžių pauostai ir nieko, o paskui toks ateina. Aš visačiu tik savo Forever Not Yours. Jo, tai ačiū mūsų draugam, ačiū ir Verkių gėlių turgui, dabar ne šiaip savo paminėsiu, nes aš esu ta išprotėjus, aš turiu visišką priklausomybę nuo gėlių, tai net ir per Kalėdas, kai yra eglutė ir jos kvapas mano vazose vis tiek turi būti gėlių, kaip yra ir šiandien, tai ačiū ir jiems, ačiū Brasa, kad mes čia, ačiū jų merginus, kad jūs esate tokios, kokios esate, kad mes ir pasipešam, tikrai ir padraugaujam. Nesikeiskim niekada. Nesikeiskim. Tik tobulėkim ir svajokim. Bet tęsiant pasitikėjimo savim temą, aš vienam kunigo pamoksle išgirdau auksinę mintį. Paklausykit. Jeigu tu neįsižeisi, tavęs nieks neįžeis.
Ir čia, kai klausia Žydra, ką daryti, kad neleisti kitų nuomonį ar bjaurių elgesių tave nutildyti, tai jeigu kitas bjauriai pasielgs mano atžvilgiu, bet aš nepasiduosiu, tu manęs neįžeidė. Nes, bet būna vieną kartą įžeidžia, sakau, jeigu kabina tavo dalykai tenais, tai jie visada kabins, tu ten gali vaidinti. Ne, bet čia kalba apie, tokį žmogų, kuris nori tave sumenkinti. Tai aš tai žinok rimtai tada galvoju, ta prasme, atleis Dievais nesupranta, ką daro, bet aš neprisileidžiu prie savęs tojo pykčio. Ne, bet jeigu kabina asmeninį dalyką, tai čia tu negali neprisileisti. Tau tiesiog tai gal mes apie skirtingus savo kaip sakyt, kirminus pradirbti, o ne tiesiog ignoruoti. Bet gal mes apie skirtingus dalykus. Kiekvienas žmogus sutiktas mums kažkuo tai prisideda prie mūsų augimo. Jeigu mes šito netikim ar to nesuprantam, tai mes mėtysimės ir gausim labai daug pamokų iš aplinkinių žmonių ir gausim visokių situacijų, patirsim baisiausių dalykų. Aš turiu omeny, kad labai labai baisių ir tragiškų gali nutikti, jeigu mums bus svarbiau, pavyzdžiui, lengviau, pavyzdžiui, kad atsitiktų šeimoje tragedija, negu pradėti, tarkim, gerbti savo artimiausius žmonės. Ta prasme, jeigu tas žmogus, tarkim, įžeidinėja ją, ane? Tas vyras. Niekina tas vyras, ane? Sako, tu esi šiukšlė, tu esi visiškai niekas, tu nieko verta. Aš tavęs nekenčiu, aš tau niekada neatleisiu už tai, kad tu mane visą gyvenimą niekinai. Tu man sakei, kad tu esi kažkokia visiškai šlikštai boba ir ten... Čia jį taip galvoja. Jeigu jinai galvoja taip, tai čia ir yra. Tu nepasitikė savim, dėl to tu priimi, tu esi įžeidi. Tai mėginu, aš tokia, mėginu kažką pasidėti, aš mėginu dabar kažką išrutuliuoti iš to. Tai koks atsakymas? Išeiti iš toksiškų santykių. Aš esu taip patyrusi, išeiti iš toksiškų santykių. Ateis dar vienas, kol neatsistatys tavo vidinis pasitikėjimas savim, kol tu nesuprasi savo ribų, kol tu galėsi išmokti pasakyti, stop. Tu gali eiti ir plūsti kitus. Tu absoliučiai teisi, aš tu kalbėjai apie, kad kaip aš noriu, taip aš elgiuosi. Jeigu aš tau nekenkiu savo, tu man nieko negali pasakyti. Išdrįsti, kitos moterisgi negali to net pasakyti, jos klausosi įžeidinėjimus, kaip ant jų pila, viduj keikėsi ir norėtų realiai nužudyti tą vyrą, ar ten vyras moterį, dėl to, kad yra tokia neapykanta didžiulė. Bet negali ištarti stop, negali pasakyti, taip, aš pritariu, nes nėra ribų. Taip, ir tos pamokos reikalingos ir ne viena dėja, ir labai skaudžios. Aš sakau, su vienu žmogum tu gali pragyventi, išeiti iš tų toksinių santykių. Ir čia pat įsitaisai tokį pat antrą. Kitokia forma. Būtent, fizinis atsitraukimas, jeigu tu nepradirbi su savim, mes vis tiek esam gimę čionais išmokti mylėti, besąlygiškai priimti, suprasti save, pažinti save per meilės akimis viską matyti. Kai mes tą darom su meilė savo į vidų ir meilė į išorę, mes labai lengvai ir paprastai gyvenam. O kur registruotis į jūsų lekcijas? Ir nemokamai nusirenk iki pusės formatu. Mane niekina. Ne, aš klausau visi žiolius, nes ta prasme, tai tu dėstai teoriją. Bet man atrodo, kad labai svarbu. Ne, bet aš galiu dalintis ir praktikai, bet jūs man to neleistumėt, nes būtų džinglas į netos papročiai. Aš tik tiesiog, tu dėstai teoriją, aš perleidau per savo gyvenimą. Na, ta prasme, taip, jeigu tu vieną kartą turi toksiškus santykius arba, pavyzdžiui, psichologinį patiri smurtą, tai po to truputėlį, kaip tau atrodo, man atrodė, iškišusi galvą, aš čia pat leidausi kitus toksiškus santykius, bet aš net pažinau kitų dalykų, kur man reikėjo kitas pamokas išmokti. Ta prasme, nuo vilko ant meškos. Taip, bet tuo metu aš vis tiek analizavau, dirbau, vaikščiau pas ir psichologą, ir pas dvasininką, ir kitokių visokių turėjau saviugdos pamokų, augi, ir ta prasme vis tikiesi. Bet vis yra pokyčiai. Be abejo. Tai be abejo jauti. Ta prasme, kaip aš jau jums sakiau, aš išmokau bent susiformuoluoti, ko aš nenoriu. Tai yra jau daug. Jūs kalbat labai konkrečiai, tai, pavyzdžiui, ypatingai santykės su kitu žmogumi, arba su šeima, arba su tokiais kažkokiais tai konkrečiais labai individais. Taip. Man atrodo, kad labai svarbu yra pakalbėti dar apie tai, kad žmonės išgyvena didelį spaudimą plačiai prasme visuomenės lygmenyje. Pavyzdžiui, tarkim, ką tu gali daryti tam tikram gyvenimo periode, arba tu negali daryti. Tarkim, pavyzdžiui, Lietuvoje yra ne tik kūno kulto stigmos, bet yra labai didžiulės stigmos amžiaus prasme. Pavyzdžiui, ką moteris gali daryti kokiam savo gyvenimo periode. Ir tarkim, mes labai dažnai kalbam, bet jeigu tarkim, išyra šeima,
ai, tai jam bus paprasta, jisai sukurs kitą šeimą, viskas jam bus kaip, o jau jinai, jau supranti, jau nebe, nes jau jos jai tiek ir tiek metų, pavyzdžiui. Ir ta prasme, ir va tokie dalykai, jie užmeta begalinę naštą žmogui iš visuomenės, net ne iš konkretaus žmogaus. Žmogus pats užsimeta. Baisiai kerta per pasitikėjimą. Taip kaip yra. Žmogus pats užsimeta. Pavyzdžiui, antraštės medijose. Jeigu priima. Merginos, antraštės medijose. Kaip slėpti trūkumus. Kaip atrodyti stilingai po ten 50 arba dar kažkas tai. Tai taip tu gali, aišku, jeigu tu turi stiprų stuburą, tu nekreipi dėmesio, neskaitai, atmeti, supranti, kad tai yra nesąmonė, bet jeigu tu esi yra žmonių, kurie žymiai jautresni yra. Suprantu, bet žiūrėkit, jeigu jūs tada, sako, dabar palaikymo kalba tiem, kurie, žinai, rodo, tas yra kaltas dėl to, kad man nepavyko tas, tai šitie piršteliai žiūri visi į save. Viskas vis tiek atsisuka į save. Tu gali kaltinti bet dabar jau tu su visą įtaką, tu gali kaltinti viską. Tai tu nori pasakyti, kad prisimsi atsakomybės, kad tu gyvenimą savo kuri pats ir niekas kitas, tai visi tau viską ir paaiškins, kaip ką daryti. Basically tai, bet Ineta, bet tu nori pasakyti, kad moteris arba vyras gyvenantis su partneriu, kuris nuolat psichologiškai smurtauja, pats kaltas, kad jam įsivarė kompleksai dėl vienų ar kitų dalykų. Pasakykite dabar, žiūrėkit, paprastas dalykas, ne? Aš noriu pasidaryti šaltibarščius ir aš einu į parduotuvę, nusipirku raugintų kopūstų, nusipirku ten morkų, sultinių. O kam tavo morkų sultinys šaltibarščius? Aš noriu šaltibarščius, stop. Nusipirku tą, parsinešu ir verdu sriubą. Aš išverdu, paragauju ir sakau, nu tu blembački, ta prasme, aš norėjau šaltibarščių. Tai, o kodėl tu gaminai kopūstus ir raugintų sriubą? Nu tai... Aš norėjau šaltibarščių. O kaip tai susijęs su mano klausimu, tau buvo konkretus klausimas. Ar tu manai, kad moteris arba vyras patiriantis iš partnerio psichologinį smurtą tikrai privalo būti to, kad jis neturės jokių ženklų pasitikėjime savimi? Jeigu aš antiek nepasitikiu savim, ane? Aš esu... Nu, turim tartis, tai neta. Tu gyveni su žmogum 20 metų, jis yra, pavyzdžiui, tavo vaikų tėvas, arba tu jį be proto myli. O jis tau, pavyzdžiui, visada tokia... Nu jo, fainiai, bet žinok, šitą suknytę tik lieknesnėm. Bet tai tu negali taip sakyti, šitas čia yra tavo vaikų tėvas, jūs turite bendrą turtą ir tau patinka daugybė jo savybių. Ir tau taip kapsi ir kapsi ir kapsi. Galima visą laiką kaltinti kitus. Žiūrėkit. Nekaltinti, aš nekviečiu kaltinti. Aš šiandien kviečiu žiūrovės. Prisimti atsakomybę aš kviečiu. Aš sukūriu visišką savo gyvenimą. Jį klausia, kaip vaduotis nuo tokių situacijų. Kaip vaduotis, prisimti atsakomybę už savo kūrimą gyvenimą. Nu, ir ką man dabar daryti? Jeigu man 10 kartų sako... Žiūrėk, mes sutarėm ant vieno kampo. Kai mes sakėm, kad kai tu išmoksi apsibrėžti savo ribas, kai tu sugebi pasakyti, čia yra mano ribos, ta prasme, aš neleisiu savęs čia taip įžeidinėti, aš tau negrasinu 10 kartų, o dabar skirsimės per ašaras, kūkčiojimus ir visą kitą. Į aukos poziciją. Taip pat ar konkrečiai, ką daryti tai moteriai, kuriai sako, nepyk brangioji, aš pareinu su nauja suknytė, čia ne mano beje situacija, čia išgalvota. Pareinu ir sakau, kaip gražu, ir sako jisai, jo, graži suknytė, bet žinau, nepyk, bet šita suknytė yra kūdesniai. Čia ne tau. Taip. Kas tai? Bet jeigu jinai išveršta tau yra. Va. Matai? Nu, baikit, žiauru. Ne, bet klausykit, aš tai, kaip sakant, negaliu. Bet žiūrėk, jeigu tau, pavyzdžiui, nebūtų kompleksų dėl savo kūno, tu į tai net neatkreiptum dėmesį, tu nusijuoktum ar dar kažką. Bet... Ineta, artimo žmogaus nuomonė. Žiūrėkit, kaltinkit visus kitus ir tada nerašykite žinučių, kad aš vis dar kankinuosi 20, 18 ar 15 metų. Aš suprantu tą teoriją. Gerai, žiūrėk, vienas Marija dabar kalba. Ne šiandien, mano. Ne, aš tiesiog kalbam. Aš manau, aš suprantu teoriją apie tai, kad mūsų atsakomybė yra taip, kad mes daleidom tą situaciją, kad turim tą vyrą, kuris ten, žodžiu, blogas ir taip toliau. Aš jį nuo pat pradžių.
nu, irgi negaliu taip sutikti su absoliutinti, dėl to, kad gyvenimas yra labai ilgas ir žmogus keičiasi ir jisai galbūt startinėme santykių etape buvo vienoks dėl daugybės aplinkybių gyvenime, kurias galbūt jis priėmė neteisingus žmonės į savo ratą. Nu, žodžiu, daugybė dalykų keičiasi, bet aš sutinku su Asta, kad nėra taip paprasta, na, ta prasme, įjungti ir čia jis yra maždaug man netinkamas, aš čia savo leidžiu, kad jis mane skriaustų ir aš jį paleidžiu ir žodžiu, ir aš išeinu. Nėra taip paprasta gyvenime. Jeigu aš kuriu savo gyvenimą iš aukos pozicijos, kad aš tikiu, kad aš nieko negaliu sukurti ir kad viskas gali įtakoti mane ir mane paversti lėle ir aš esu priklausoma visiškai nuo kitų, tada taip, aš nesukursiu nieko, nes man tiesiog įkiš ranką, įduos, kažkas liktai už mane užpjaustis, liktai o aš negaliu pasigaminti gyvenimo tokio, kokio aš noriu, ašgi noriu gyventi gerai, aš noriu, kad mane mylėtų. Auka, aš noriu, kad tą, bet neįmanoma, nes jisai toksai, nes jie tokie, nes jie man parodė tą, jie man tą pasakė. Čia nėra pasitikėjimas, nėra savivertės, nes iš aukos pozicijos gyventi niekada nebus pasitikėjimo, nes auka visada kaltina kitą. Jeigu nori sužinoti, ar tu turi savyje aukos, visą laiką paklausk ir pažiūrėk savo aplinkoje. Jeigu yra kaltinti nors kažkurį žmogų, tai pirštas tiesiasi, vadinasi, tu jau esi automatiškai aukos pozicijai. Jeigu tu išeini iš aukos pozicijos, tada tu esi visiškai įgalus kurti savo likimą, savo gyvenimą, savo aplinką tokią, kokią tu nori. Tu ėmėsi atsakomybę, aš tau trenkiu per žandą. Ir gausi atgal. Aš prisiimu atsakomybę už tai, kad aš trenkiau. Bet aš neverkiu už tai, kad, pavyzdžiui, žiūrėkit, kita situacija, moteris yra neištikimybė. Atsitinka neištikimybė. Iš kieno pusės? Nu, kaip tu nori, pavyzdžiui, iš vyro pusės atsitinka neištikimybė. Moteris patiria neištikimybę. Ir labai rieda ašaros, labai ilgai rauda. Sunku su savivertė. Labai sunku su savivertė, viskas kerta. Apie ką ta moteris verkia? Apie tai, kad nepavyko gyvenime, ne. Apie tai, kad ten viskas iširo, kad ten, žodžiu, kokia jinai dabar jaučiasi prasta, ne. Apie tai, kad... Neverkia tiesiog, kad jai labai skauda. Taip, bet iš tikrųjų ta moteris verkia apie tai, kad kiek metų jinai savęs nemylėjo, kiek savęs negerbė. Nebūtinai, ne. Nebūtinai. Ne, čia yra viskas ok. Nesinori prisimti atsakomybės, ne. Ir viskas. Ta prasme. Yra nuostabių moterų, ledinių, kur Erželas nuėjo į kairę ir dabar jinai turi kaltinti save, kad jinai neprisėmė. Taip, aš nejuokiu. Ne, bet palaukit, čia iš tikrųjų, čia dabar mes įskaudinti. Kiekviena situacija yra skirtinga. Taip, bet žiūrėkit, mes dabar įskaudinsim labai daug žmonių. Aš dabar daug kartų papasakojau savo situaciją. Aš tiek metų nenorėjau pasakyti, ko aš noriu. Aš galėjau prisitaikyti, man labai patiko, man buvo faina, man buvo gerai. Ir aš dariau viską, aš atrodo tiek daug visko dariau, tiek įdėjau pastangų ir tiek stengiausi ir atrodė viskas buvo tik į tai, kad viskas būtų gerai. Bet kiekvieną savo mielą dieną aš save išdavinėdavau per N situacijų. Aš nenoriu to valgyti, aš tą gaminu. Tai dabar yra atsakymas, kad mes čia ginčiamės be reikalo, nes pasirodo, tai yra, tu perleidai visą pasaulį per savo situaciją ir tau šventai taip atrodo, kaip į Marijai apie operos ir baleto teatrą ir batelius. Ir tau šventai taip atrodo. Bet tai yra viena situacija. Mechanizmas toksai, kitaip ir nėra situacija. Tiek situacijų, tiek mechanizmui. Mes kūrėm savo gyvenimus. Yra vyrai, kurie sukuria naują šeimą ir sako, mano žmona nebebuvo tokia žaisminga. Ir ta prasme, ir dėl to, kad jinai turėjo 4 vaikus užauginti, nudirbti darbus ir taip toliau, ir atsiranda nauja jauna mergina, kuri aišku, kad yra žaisminga. Ir dabar suversti kaltę tai 4 vaikų mamai, kad jinai pati neteisingai susiformulavo savo gyvenimą, man atrodo neįtikėtinai. Galima kaltinti, aišku, žinokit, tikrai jisai toksai yra, kuilys, tikrai. Nebūna vienas kaltas, iš vis nebūna vienas kaltas. Tai dabar lenkiu dar vieną pirštą, norint kelti savo savivertę. Norint kelti savo savivertę, reikia prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Taip aš išgirdau. Aš taip išgirdau. Norint kelti savo savivertę, reikia išmokti prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Ačiū. Sutarėm. Tai o kodėl toks tonas? Ne, aš džiaugiuosi. Ta prasme, aš šiek tiek pakylėta, kad pagaliau turim išvadą. Toks ir tonas. Rimtai. Tai kas blogai? Čia kalėdinį periodą
Ačiū Dievui, tai nors mes nuoširdžiai Čia, pasiginčijom. atsiprašau, čia kalėdinis periodas. Koks skirtumas? Mes nuoširdžiai pasiginčiom, to tik aš įsitikinau, kaip mes svarbios viena kitai ir nuoširdžiai gilinamės, apie ką kalbam. Nu, nepaviršim, plaukiojom. Tikrai, kad nepaviršim. Pasiginčiom iš Jau dar širdies. giliau dievažė. Pasiginčiom iš širdies ir pagaliau priėjom Nežinau apie išvados. Žinai, Tai va dabar aš jau supratau, apie ką aš to pasakiau. Bet žiūrėkit, bet, va, esmė. Bet aš tą jau sakiau, žinokit, atsukus, pavyzdžiui, pusvalandį, aš apie tą patį Tai pasižiūrėsim savo Mes podcastą. pasižiūrėsim mūsų pačių podcastą, kartu su tūkstančiais kitų. Aš jau tą sakiau, va šitą, jau tavo frazę, aš sakiau prieš pusvalandį. O tai kada tu pusvalandį dar kalbėjai, jeigu tokius auksinius žodžius buvai pasakęs? Aš tą patį kartu, kai tai kitais pavyzdžiais, kitais variantais. Okay. Lygiai tą patį pasakojau. Tai visą va, laiką. tai... Merginos, artėja kalėdos. Tai tema svarbi. Tikrai, manau, kad kiekvienas žmogus, net ir pats stipriausias žmogus turi silpnumo akimirkų gyvenime. Ir tema yra svarbi ir aš džiaugiuosi, kad mes ją pakalbėjom taip aistringai, nes akivaizdu, kad tai svarbu yra ir mums. Mes ne visada turime prieiti bendros vieningos išvados, dėl to mes esame tokios skirtingos, dėl to mes esame kartu, mes diskutuojam ir kalbamės. O šiaip yra šventinis periodas ir aš tave myliu. Ir Verkių gėlių turgus mums dovanoja šiandien gėlių. Kurias renkatės? Imam vieną spalvą, kuri nors, ar daro miksą? Turim baltas, švelniai rožinės ir šitas tokias jau. Miksą, darom miksą. Ryškės. Kokią nori? Miksą ar vienspalvę? Merginos, plokštiniai. Miksas. Už miksą, už įvairovę.